Sveiki, mėlieji, su jumis Lingita ir Veidrodinės sielos kanalas. Ir ką, mėlieji, išsigandot? Išsigandot, kas dabar vyksta? O iš tiesų vyksta mūsų galvose, mūsų kūnuose ir vyksta iš tiesų geri dalykai. Kas vyksta? Dabar tas užtemimas, kuris veikia žmonės, tai daugelis išsigąsta ir bijo, nesupranta, kas darosi, nors kaip ir iš išorės nieko liktai, bet viduje vyksta procesai ir nesuvokiami procesai. Iš tiesų tie procesai vyksta kaip ir vyko, Žemė kelia vibracijas ir mūsų sąmonė, jinai turėtų kažkaip persiversti, išsisluoksniuoti šitas regėjimas, šitas matymas. Lygiai dabar, kai pavasaris yra ir negali pumpurai neprasprogti, negali neateiti pavasaris. Tiesiog tai yra tokia stipri energija, kad nesugeba veikėjai užtemdyti dangaus, nesugeba, todėl kad tai yra tokia stipri energija, tai yra tokia stipri jėga, kad jinai permuša tos visus tamsos veikimus, temdymus mūsų dangaus, mūsų saulės. Tai va, noriu pasakyti, kad pas mus viduje vyksta lygiai tokie patys procesai. Kodėl jie yra sunkus? Todėl, kad pas mus yra senas mąstymas, senas šitas klasteris, šitos vadinamos matricos grotos uždėtos pas mus. Ir galime mes suprasti, kad vyksta procesai, bet negali įvykti vienu metu viskas labai greitai. O kad mes iššoktumėm iš to, kad mes išeitum iš tų rolių, kokiuose esame, turi įvykti kažkoks stuktelėjimas pas mus. Ir kurie jaučiate beprasmybę, nenorą nieko veikti, gal kažkas fizinius kūno skausmus jaučiate. Beje, atvykit į psichosomatikos kursą ir susitikimas bus Kaune balandžio 27 dieną. Būtent kaip siela kalba per mūsų kūną, per mūsų kūno ligas. Kaip įveikti, kaip gydyti, tai čia kas gydūnai, gyduoliai, visus šitus žmonės kviečiu, kas dirba su energijomis taip pat, nes labai rašosi įdomų žmonės, matyt, tiesiog jeigu ta informacija pasiekia tave, tai tau greičiausiai jinai aktuali. Tai jeigu tu gydai rankomis, arba nori išmokti gydyti, arba leidi energijas, arba valdai tas energijas, tai tiesiog dirbsim su psichosomatika. Tai noriu pasakyti, kad kodėl reiškiasi ligos, kodėl reiškiasi įvairiausi dalykai per mūsų kūną. Todėl, kad siela nori išsivaduoti, išeiti į pirmą planą. Kitaip tariant, mes visą laiką klausėme fizinio kūno poreikių, žiūrėjom mitybą, čia tas dvasingumas dabar tarytum kaip ir mityba, bet žmonės vis tiek nepajėgus prieiti prie savo sielos. Žiūrėkit, dabar vieni tą dvasingumą, sąmoningumą patiria iš viršaus, kiti patiria iš apačios. Dabar kas patiria iš viršaus? Patiria tie vedliai, kurie atėjo kaip desantas, kaip žvalgai, kaip vedliai. Pas juos čakros viršutinės dirba, jiems reikia įsižeminti apatinėse čakrose. Jie skraidė padebesiais, žodžiu, savo iliuzijų pasaulį ir niekaip negalėjo nusėsti ant žemės. Tai čia tokie kaip aš. Niekad nespratau, kodėl aš čia tokia plavinėjanti. Tai parašykite komentaruose, kas irgi tokie esate. Tai kiti sąmoningumą suvokia, priema iš apačios, nuo apatinių čakrų. Ir apskritai mes meilę suprasdavom, suvokdavom, būtent pradedam nuo apatinių čakrų. Tai hormonai suveikia čia tipo meilė. Nors čia visiškai ne meilė, nes tai nėra sielos planas. Kodėl sielos dvyniai? Sielos dvynių meilė prasideda nuo visiškai iš kitos pusės. Tai būtent kada ta šviesa ateina iš viršaus, bet tie žmonės negali būti kartu, kol jie nepradirba šitos fizikos. O realiai neharmonizuoja dvasinių dalykų ir fizinių dalykų, nes apskritai stovi ir programos pasąmoninės, tarkim, kad jeigu tu dvasingas, negali būti turtingas, jeigu tu turtingas, negali būti dvasingas ar kažkas panašaus. Tai čia yra pasąmoniniai blokai, nuostatos,
kurios atskiria pliusą, minusą, gerą, blogą, vyrą, moterį ir, žodžiu, nėra vienybės, nėra harmonijos. Šitas polariškumas. Tai vat. Ir dabar kas vyksta, tai vat, kodėl dvyniai dirba su savim, susitinka, aktyvuojasi ir dirba. Ir suprantat, koks įdomus dalykas atsitinka, kad kada jau tu praeini šitą kelionę, tau nebereikia apskritai jokio kito žmogaus. Ir aš, pavyzdžiui, jau vat prasidirbau tą tarp vyriško, moteriško, tą harmoniją, priėmimas, čia daug metų užtruko, aš jau čia daug kalbėjau apie tai. Ir man nebereikia ne savo žmogaus, suprantat, ne savo. Kur mano žmogus, aš iš karto jau jauti energetiniai plotmėj, kad jis ateina. Tiesiog užtrunka laiko, kol jisai materializuojasi, būtent fizikoje žmonės susijungia. Bet energetiniam lygmenį mes jau esam viena. Suprantat, nebėra to laukimo, to kažkokio ieškojimo, blaškymosi. Jeigu šitie dalykai dar yra, reiškia dar nepradirbti kažkokie blokai. Tai todėl yra kursas kvantiniai santykiai, jeigu tau aktualu, ateik, pradirbsim, kad galėtum greičiau sutikti savo žmogų. Dabar kitas dalykas. Šito fizinio ir materialaus harmonizavimas. Tai dabar žiūrėkit, kadangi mes savo protu iš vis negalim jokio dvasingumo pasiekti, tai yra kaip plyta, kaip akligatvis, nes mūsų protas iš vis 5%, sąmoningumas šitas mūsų bangos. Čia yra viskas fizika. Čia ne pasakos, o fizika yra. Alfa, delta, alfa, beta, gama, čia apskritai bangos bet kokiam lygmenį yra. Mūsų smegenys taip pat skiria bangas. Meditatyviniai būsenoj. Tai yra teta. Teta bangos, kada mes pasineriam į meditacinę būseną ir va teta healingas, čia va apie tai yra. Tai mes, kada medituojame, mes pasiekėm šitą būseną patys, bet kada mes medituojame, mes negalim keisti šitų programų, todėl kad mes nežinom, į ką keisti. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad mes tiek per sesijas, tiek Aiškiaregio akademijoje, mes dirbam su šitom bangomis, tai yra hipnoterapija, plačiaja prasme, kam neaišku. Tačiau tai yra va, tokia transo būsena, kur žmogus gali kalbėti, bet jis negali vesti savęs. Tai dėl ko mes negalim pradirbti patys blokų šitų, todėl kad mes nemokam būti ir toj būsenoj, ir toj būsenoj. Mūsų smegenys gali būti vienu metu tik tai vienoj būsenoj. Ir kada mes meditaciniai būsenoj, mes tiesiog negalim sąmoningai vesti arba problemą spręsti, kada mes būname meditaciniai būsenoj. Tai va, dabar žodžiu, kad mus atmuštų, kad mus atkabintų nuo šitos matricos, o matrica yra mūsų rolės. Mes tiek esame įsijautę, kad aš esu mama ir aš ten taip myliu savo vaikus, nors ten visiškai nemeilė, ten yra dažniausia kontrolė, nepasitikėjimas, savo baimės, ten yra vien blokai. Ten vien blokai, vien baimės, vien skausmas, vien kada tu esi išėjęs iš šito vat, tokios, kaip čia pasakyti, sintetinės meilės. Kada tu nebijai prarasti savo vaikus. Va čia va yra aukščiausia, todėl kad tavo vaikai niekada nemirs ir tu nemirsti ir jūs visada kartu. Suprantat? Ir va šitas, va, dabar ką pasakiau, yra labai baisus dalykas, kada tu esi matricoje, kada esi roliai. Tai va, aš dabar pasakoju, kad mes iš tikrųjų esam rolėse. Kol aš esu vyro žmona rolės, aš savinuosi, man reikia, aš nepaleidžiu, aš turiu baimių. Tai va, tas vidinis paleidimas ar nepaleidimas. Spranta, tai va, ta matrica yra praktiškai rolės. Aš įsijaučiu tiek į tą rolę, arba aš įsijaučiu tiek, kad aš ten moteris, man ten reikia to, aš tik pretenzijos reikalavimai. Vyras irgi sako, nu aš atsiprašau, aš irgi esu vyras, aš čia irgi turiu savo rolę ir viskas. Ir žaidimas prasideda. Žaidimas ko? Matricos. Dabar, kad atšoktų visas šitas, nes pas mus daugybę metų visa tai buvo, nes mes gyvenom šitam išmatavime 3D. Mums reikalingas kažkoks labai stiprus stuktelėjimas, kad mes taiga suvoktumėm. Leistumėm savo tiesiog atšokti nuo tai. O kaip mes galim atšokti, jeigu mūsų smegenys įpratę ir tenai yra tie vingiai, kanalai, daugybę metų ėjo. Ir čia žmogus sąmoningas, kuris ateina, va, dirbam, mes keičiam programas ir dirbam ne tai, kad ten vienos sesijos užtenka. Nu, yra tokių naivuolių, kurie jau jiems onkologijai ir įsivaizduoja, kad jiems vienos sesijos užtenka. Jau jūsų rėkia kūnas, jau ten visais varpais, visais signalais.
Ir ten tokia daugiadimensinė liga yra, kad ten eina per visus kūnus. Per fiziniam kūną tik jau pasiekmė, pabrėžiu, pasiekmė. Priežastis eterinis, mentalinis, emocinis, kauzalinis. Tai va su šitais va kūnais pirmų numerių reikia dirbti. Ir aišku, ten priežastis jau siekia iki kauzalinio nuėję. Suprantat, kaip čia yra išplitę. Aš patikėkit, su to dirbau su gydytojomis, pačios medikės, kurios irgi psichosomatiką baigusios. Ir mes dirbom, pradirbinėjom jų šitą vat ligą ir patikėkit, ten toks daugiadimensinis dalykas, kad jeigu ten jum išpjaus gimdą, ar išpjaus kiaušidės, ar nežinau, ką jum ten išpjaus ir nupjaus, tikrai apsaugok viešpatie, kad to nebūtų. Yra naivu tikėtis, kad jūs pasveiksit. Suprantat? Pirmas dalykas, kad kai žmonėm nupjauna koją, jie jaučia koją savo. Tai ką jūs norit, kad jum išpjauto auglį ir jūs ten jo nejaustumėt arba jis dingtų. Nu tai, sako, metastazės paskui išplito. Ir tą patį per tą patį daro tą pačią klaidą ir galvoja kito rezultato. Čia tas paskas, nu daryk tą patį veiksmą, tikėkis kito rezultato. Nu bet čia sąmoningai kažkas daro, nu dabar ne apie tai kalba. Kam aktualu psichosomatika, kam aktualu lygos, kam rezonuoja šitie dalykai, ateikit į psichosomatikos kursą arba susitinkam Kaune, bent suprasit, apie ką yra iš vis lygos ir kaip dirbti su lygomis. Ir kam aktualu dirbti, kam aktualu sielos planas, kam aktualu, ką siela kalba per kūną, tai prašom, atvykit į seminarą balandžio 27. Dabar žiūrėkit, kodėl reikalingas stuktelėjimas. Kodėl aš čia taip drąsiai kalbu, trimituoju, tratatam. Todėl, kad aš jau minėjau, čia ne dėl to, kad pasigirčiau, aš buvau labai ieškojimuose, aš tą noriu pasakyti. Aš ieškojimuose to dvasingumo, kas čia vyksta šitam pasauly ir kur čia ta siela, nes aš jaučiu sielą, o čia va tas kūnas, kaip ir kažkur įkritau, kaip ir į tą savo skafandrą, ne, ir nesuprantu, kodėl čia man taip sunku gyventi. Žodžiu, ieškojau labai daug, nuėjau teologijos mokslus, baigiau filosofijos, daug knygų, be galo daug skaičiau, daug domėjausi. Viskas buvo proto maitinimas. Proto, kuris niekur neveda. Į akligatvį veda, plytą. Viskas pasirodo slypi pasąmoniai. Sąmoniai 5%, aš maitinau tos 5%. O ten sėdi ir gyvena ego, kuris įsivaizduoja, kad viską valdo. Kaip tas mažas vaikas. Jis įsivaizduoja, kad jis tėvus valdo. Ne tėvai jį valdo, o jisai valdo tėvus. Suprantat, kokioj būsenoj tie žmonės, kurie savo protą džiovina ir ten, nu gerai, kas nori, ten renkasi, ten jų kelias, ten akligatvis. Aš tik pasakau, čia stovi plyta. Norit, važiuokit, patys paskui turėsit grįžinėti. Dabar žiūrėkit, 95% yra pasąmonės. Tenai visos programos. Ten yra būtent emocinis kūnas, mentalinis kūnas, kauzalinis kūnas ir ten daug kūnų, kurie, žodžiu, mes per seminarus kalbam ir nagrinėjam. Ir dirbam. Svarbiausia, kad dirbam. Kad su šitais kūnais dirbtų yra mažai labai specialistų. Arba kokiam lygmenį. Aišku, visokių specialistų yra. Ko jis sako, kiek dabar daug čia tų specialistų, kaip čia atsirinkti. Tai yra klasės, yra kaip ir mokykloje. 1, 2, 3, 12 klasė. Kažkas jau dėsto universiteto lygmenių. Taip? Tai va, tai suprantat, kokį mes pajėgumą turim, kad su mumis pradirbtų. Jeigu mes ten dirbam tik tai su fiziniu kūnu arba ten tik su mityba, tai valio, tai reiškia, va čia, nu, gerai, su tuo žmonės dirba, irgi reikalinga, nu, bet tai yra tikrai, nu, 1 klasė gal. Žodžiu, čia reiktų iš tikrųjų susidėliot, kada nors išdiskutuot, patys parašykit, kokį matymą turit. Tai va, noriu pasakyti apie matricos ir išėjimą iš tos matricos. 3D matrica. Yra matrica daugiadimensinė, šviesos matrica. Nu vis tiek ten mes keičiam programas į kitas programas, ne? Bet mes norim išsilaisvinti. Ten tos laisvės labai daug, bet vis tiek mūsų DNR struktūroje yra programavimas mūsų. Tai mes užsiprogramuojam tiesiog, kiek pajėgus mūsų protas suvokti, pajėgus pavežti, pakelti. Tai va, dabar žiūrėkit, toliau. Išsivaduojam iš tų rolių, dirbam su šitom roliam. Ir dabar, vat, kas šitą nuobodulį jaučia, tai noriu jūs paguosti. Tiesiog jūs yra jautimas, kad
šitos rolės nusibodo, kad čia žaidimas. Iš esmės jūs jaučiat, kad tai yra žaidimas. Dabar kur yra prasisukimas? Prasisukimas yra, žinot kur, kad mes jaučiam, kad tai yra rolės, mamos, tėčio, vyro, žmonos, darbininko, sodininko, nu žodžiu. Ir prasideda šitas nuobodulys, kad viskas nusibodo, kad čia yra pajautimas, kad čia yra galograma. Galograma tai yra akiniai, kur mes žaidžiam kompiuterinį žaidimą ir matom tą vaizdą tokį, ar ne? 3D, jeigu ten yra emocijos, ten 4D, 5D vėl tenais laikas, nu žodžiu. Tai va, tai tas daugiadimensiškumas atsiranda ir jau mūsų siela veržiasi. Jau mes pradedam jausti nuobodulį čia, mūsų siela tiesiog, jau jai nusibodo žaisti ir va šitas nuobodulys pajunta va šitų rolių sintetiką. Suprantat? Sintetika. Kad šita matrica yra sintetika. Kad kas tikra, tai yra siela. Ir tai sielai norisi išsiveršti. Ir kad ta siela perkrautų ir sugebėtų gyventi toliau šitą gyvenimą, reikia susivokti, va šitas atšokimas turi būti, va šitas, kaip prilipęs kažkas, ne, šlapia, prilipę, tai va sukibę. Turi žmogus gauti stuktelėjimą arba kažkokį impulsą, kažkokią ligą galbūt kažkokį tai traumą per skyrybas, suprantat, kad šitą matricą staiga atšoka ir tu supranti, kad tas vyras visai ne tavo vyras, šitas kūnas visai ne tavo kūnas, suprantat, va kur yra jūsų atsakymai, kad tai yra žaidimo aikštelė, kad tai yra netikra, kad jūsų siela, siela eitų pirmą planą, jūs sielos planą išleistumėt, ne ego jūsų tenais, kuris tapatinasi su fizika, bet kad eitų į sielos planą. Ir tada sąmoninga siela, jinai apsisprendžia, arba žaidžiu toliau tą žaidimą, arba jau tas nuobodulys ir aš išeinu. Tai va. Ir va visas šitas karas, čia lygos, čia oi, kokie ten blogi, ten tas blogi, čia visai ne ta linkme judama. Tikslas yra visiškai kitas. Tikslas yra susivokti šitą žaidimas, kad čia tikrai žaidimas. Ne žodžiai dabar pagavo frazę, Lingita kažkada paleido frazę, gyvenimas yra žaidimas. Iš tikrųjų tai taip, bet nesuvokia žmonės, kas tai yra. Kad tu žaidi tą žaidimą linksmai. Tu gavai galogramą ir tu žaidi jį, nes tai yra aukšto lygio kompiuterinis žaidimas. Ir tu atžaidė ir tau visai nebaisu išeiti iš to žaidimo arba pralošti tą žaidimą. Ar ne? Tai va, bet tiek žmonės įsikabinę, tiek tas pasąmoniai, ta mirtis sudramatinta, tai yra ten juoda, tai yra tamsu. Visiškai taip nėra. Visiškai taip nėra. Ir tu gali kalbėti su tais išėjusiais žmonėm, bendrauti kaip va čia, aš su jumis kalbuosiu. Tai dar su tais mirusiais yra lengviau, todėl kad jie, tu juos pažįsti, tu pažįsti jų energiją. O jeigu tu pradedi bliauti, atsiprašau už tą žodį, tikrai jisai labai atitinka realybę. Aš čia kalbu pati palaidojus ir savo mylimus tėvus, ir močiutę labai mylėjau, ir senelį mylėjau, ar ne, išėję, ir mano mylimas vyras išėjęs jau, bet aš su jais galiu bendrauti, bet kada susijungiu, aš su jais kalbuosi ir, supranta, dėkot reikia. Čia gal kažkam irgi šitą informaciją reikalinga. Bet noriu pasakyti, kad žiūrėkit, toks pratimas yra. Jūs tiesiog pagalvokit. Įvyko karas, susprogo jūsų namas, susprogo jūsų vaikai. Sakysit, oi, Lingita, čia kaip, negalima vizualizuoti, galvoti. Suprantat, nebijokit, to neatsitiks, jeigu jūs teisingai tai darysit. Ir staigiai dabar iššokit atgal ir galvokit, aš turiu namą. Karas net neprasidėjo ir aš sveikus namus turiu, ir sveikus vaikus turiu, ir sveikas vyras mano. Ir suprantat, jau viskas, aš iš minuso pereinu į pliusą, nei pretenzija, oi kaip man čia reikia, kas čia man gal duos, čia Lingita praves meditaciją ir nepraves nemokamai.
ar Lingita čia duos kažką tai ar neduos. Lingita tikrai dalinsis iš tavo širdies gausos, bet Lingita nebus vergas, kuris tenai turi traukti vežimą ir visi sėdi ir visi taip įsivaizduoja, kad turi kažkas tai tempti, kažkas tai vat iš tarybinių laikų duos paskirimą, nusiūs mane į miestą, duos man butą, duos man, suprantat, kokius vergus augino ir kokia vergovės samprata mūsų galvose. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų visur yra mainai, visi mes dalinsimės, bet mes iš širdies gausos. Tai va, ir mes, kaip mums atšok šitą matricą, būtent kada mes išmoksim imti duoti balansą, vienas dalykas, mes jausim šitą energijos apykaitą. Vienas dalykas, vieni įpratę aukotis ir per daug duoti, kiti įpratę parazituoti ir per daug imti. Tai va, tai mus kodėl va pratina prie šitų dalykų? Todėl, kad mes pajaustumėm šitą imti duoti balansą. Ir žinot, kai žmonės išeina patys dirbti, va iškart jaučiasi, kurie žmonės verslininkai, nu jie nori dalinti šitą širdies gausą, jie nori, kad vyktų apytaka. Ir kaip geras tokiais žmonėm bendrauti. Bet tu su tokiais žmonėm bendrausi ir juos pritrauksi, tai tada, kada pats toksai tapsi. Tada tu tik tai sėdėsi ir imsi ir kai mažas vaikas tikėsis, kad čia dabar kažkas tau nemokamai tave išves, tu tiesiog būsi nepajėgus paimti tos informacijos, suprantat? Nes pinigai yra energija. Ir ta energija, kiek aš tos energijos įdedu uždirbdamas pinigus, kiek aš tos energijos investuoju, kiek aš susimoku ir kuo aš daugiau susimoku, aš tuo pajėgesnis paimti. Suprantat, ir dabar, pavyzdžiui, aš vedžiau tas meditacijas dovanai. Ir aš matau, kad žmonės nepajėgus paimti, o man norisi daug duoti, kad mes pradėtumėm valdyti stichijas, kad mes, ir aš duodu tą informaciją ir aš jaučiu, kad nepaveža žmonės, kiti žmonės užmiega. Kodėl žmonės užmiega per meditaciją? Todėl, kad nėra tenai jūsų energija nepajėgi pavežti va šitos jėgos, šitos energijos. Aš įdėjau į grupę šviesos nešėjas, kur mes ten turėjome meditacijas ir kur ten tikrai ugdomojo pobūdžio tikrai vyks ir aš manau planetariniu mastu vyks dabar. Kuriasi brandolys iš tikrųjų toksai stiprių žmonių, kurie pasiruošia tikrai valdyti stichijas ir ten pabraukia ranka, medžiai pradeda svyruoti. Ir aš šitą miške gyvendama, aš kiekvieną rytą atsikeliu su vaizdu į Nemuną, su vaizdu į medžius ir aš kiekvieną dieną valdau tai savo mintimis. Aš kiekvieną dieną tai vyksta pratybos ir aš noriu dalintis tuo. Ir aš noriu ką pasakyti, kad nepajėgus žmonės priimti, vienetai pajėgus. Tai va, mėlėjai, tai žiūrėkim tada ir žiūrėkim tos mainus, kad nebūkim tas mažas vaikas, ubagas, kuris, jam tik tai, duok jo rūpinkis, tai leliuko lygmuo, tai prasidirbti reikia, reiškia, čia buvo vaikystėje traumos, reiškia, čia užstrigimai. Aš čia labai stiprius dalykus kalbu. Su kai kuriais mes 2 metai dirbam ir dabar jau išėję iš leliuko tų labai daug būna programų. Aš dėl ko kalbu? Aš pati išėjau iš šitų programų labai sunkiai. Nors dvasingumo keliu, sakau, išgyvau 30 metų to dvasingumo, bet ten buvo viskas maitinimas ego. Visa universiteto struktūra, mokyklos matrica, viskas yra, kad maitinti ego, viskas protas, racionalumas. O moteris turi per plavinėjimą eiti, per atsipalaidavimą eiti. Kai pasakai, atrodo, tai čia žinau, suprantat? Pasakai atsipalaidavimas, ir žmogus žino. Jau vien tai, kad jis nepriima to, ko reikia priimti. Jis turėtų sakyti, aš sakyčiau, per atsipalaidavimą jisai sakytų, aš jaučiu. Suprantat, koks turėtų atsakymas būti? Tai apie tai kalba. Tai kiek mes dar turim dirbti? O dabar žiūrėkit, kodėl karas, stichijos dar už tai, kad turi žmogus gauti stuktelėjimą, supurtimą, kad atšoktų šitą matricą. Kodėl man atšoko? Aš negaliu čia pasigirti. Tiesiog matyti sielos planas buvo toks, kad paskui žmonės išveščiau ir guoščiau ir sakyčiau, duočiau paguodą, kad kada mes išgyvenam stiprų stuktelėjimą, atsiduriam prie mirties arba išgyvenam didelį stresą ir sudega mumyse ego tiesiog pajaučia, kad jisai
ne visagalis čia, kad jisai negali čia valdyti mirties, pragaro ir pačio Dievo. Suprantat, įvyko kritimas per proto pasididžiavimą, per puikybę. Kritimas žmogaus įvyko. Ne, žmogus iš vis atsiskyrė nuo Dievo. Tai va, sugalvojo, kad jam reikia pamaklinėti po purvą. Tai va, ir dabar tas grįžimas įvyksta per proto mirtį. Ir reikalingas tas tuktelimas, kad žmogus grįžtų pas Dievą, pas Kūrėją, kad ta šviesos dalis aktyvuotųsi ir vyktų tas susijungimas. Ir kodėl neįvyksta? Todėl, kad tie tamsos sluoksniai dengia. Tai kada tą matricą pramuša žmogus, aš čia tokius sudėtingus, rašykit klausimus, kas nesuprantat, kam neaišku. Tikrai labai mielai paaiškinsiu. Arba atvykit į seminarus, ten daug kalbėsim ir aiškinsime. Tai žiūrėkit dabar, kada pramuša, tada susijungia su Dievu. Daug labai iškraipimų, kodėl religijos. Ten, žinot, visur tarpininkai, visur pas musgi tarpininkai. Tarp žmogaus ir Dievo tarpininkų reikia. Todėl, kad, iš esmės tai Dievas gyvena mumyse, taip? Tai va, tai žodžiu, mūsų dalis gyvena ir ta dalis nori susijungti su Dievu. Ir iš esmės mes per atstumą tai galim jausti, bet tai yra užblokuota ir visaip daroma, kad blokuotųsi mūsų vidinis Dievas, kitaip tariant, neaktyvuotas Dievo vaikas. Arba Dievo vaikas pastrigęs vaikystėj, bet Dievo vaikas auga. Ir pats Jėzus sakė, jūs darysi darbus dar didesnius negu. Aš kaip man ten mirtis kvepavo į nugarą, čia daug kur pasakau. Tai tada man atšoko šitas visas, kad aš čia niekas esu. Visiškai niekas. Ir čia nėra ką vaidinti, aš čia tokią profesiją turiu, tokį diplomą turiu. Ir aš čia kažkuriam įraše paminėjau, kad mano tie diplomai, ar tu pasiruošęs tos diplomus iš šoną padėti? Ir įsivaizduokit, žmonės visą gyvenimą ėjo prie diplomų, kad baigti ir galėt mojuot, aš čia baigiau, aš čia tą, ir aš dabar jums paaiškinsiu apie gyvenimą. Man, pavyzdžiui, kai aš gavau šitą per kuprą, kaip sakau, mirtis kaip stuktelėjo, tai tada staigiai atšoko tą matricą ir tada visiškai, čia net negali vardinti žodžiais, kas įvyksta. Tai va, kiti grybus šitos naudoja ir aš paskui klausiausi, ką jie šneka, kad įvyksta mirtis, ten žiauriai, jie ten taip išsigąsta, tai. Ir aš supratau, kad man įvyko šitas per stuktelėjimą, kažkas per grybus, bet savo norą eiti į šitus grybus, tai čia, ką žinau, žodžiu, čia kiekvieno pasirinkimas. Tai va, mėlėjai, tai va toks tas išėjimas iš matricos, jis sudėtingas, bet priimkim tikrai kaip žaidimą, kuris tiesiog atėjo sielą pažaisti. Tai pradėjom nuo to, kad siela patiria nuobodulį ir man, pavyzdžiui, tas nuobodulys labai dažnai užeina. Aš galvoju, ką aš čia veikiu, čia ir tą paveikiu, ir aną paveikiu, ir trečią, ir tą, ir vis susigalvoju kažką, dar pašoksiu, dar išmoksiu tą, dar tą pajausiu, dar eisiu savo medžius apsikabinsiu, dar pabėgiosiu, dar dviračiu pavažiuosiu, tikrai yra ką veikti. Tai va, bet kad tas nuobodulys puola ir žmonės puls labiau, kol neprasidės šitas stuktelėjimas, kur pa žmonės bus adrenalinas kals. Tai va, tai žiūrėkit, per kur mum ateina prabudimas. Tai jeigu jum atėjo per ligą, dėkokit už ligą. Reiškia, siela eina į pirmą planą. Jeigu ten suskyrėte su vyru, žmona, ir taip veržėtės įsiskirti, reiškia, siela eina į pirmą planą. Jeigu jūs tuščias lizdas, vaikai išvažiavo, nebegrįžta, supratot, kad čia viena arba čia, žodžiu, siela eina į pirmą planą. Suprantat, siela tiesiog eina, veržiasi į pirmą planą. Jinai turi išeiti, nes, ta prasme, ne visiškai išeiti, čia lieka dar tą žaidimą, bet naują lygmenį. Valdė protas, valdė, žodžiu, ego, o dabar eina širdies balsas, nes siela kalba per širdies balsą, taip? Ir siela šaukėsi. Kodėl tenai skausminga, ten santykiai buvo tokie, nuoskaudos tokiu žmogum. Tai dabar, suprantat, kas yra? Šitie visi siaubekai, kurie vyko jūsų gyvenime, ir lygiai taip pat mano, atkanda sielos brandolio dalį. Tai va. Tai noriu pasakyti, kad
Pirmiausia, tą sielos brandolį susirinkti. Nes kol tu nesusirinkęs savo sielos brandolio, niekur tu nepajudėsi, tu jėgos neturėsi. Tai va, ir visai nesenai dar čia man kažkas sako, kokie tavo pirmieji įrašai buvo, kokie va toks kalbėjimas, toksai, nu, žodžiu, bejėgiškumo daug buvo. Nu, aš pati atsimenu. Tas sielos dvynių ryšys ten taip parklupdo, tenai taip krečia, kaip kriaušia, kaip kriaušia nuo medžio, krečia. Tai va, tai žodžiu, ir po biškį susigražini, dirbi, kol susigražini. Tai va, tai kol nesusigražinė, ten jūsų ta mityba, tenai kažkoks sveikas gyvenimo būdas, ten jūs neklėdėkit. Jūs dirba tik su fiziniu kūnu. Tai va, to reikia, aš nesakau, to reikia, bet kokiam lygmenį, jūs įsivaizduokit, vis pasakoju, yra matrioška, jūs dirba su viena dalim, šitą mažiausią matriošką, fizinis kūnas, kiečiausia materija. Paskui retėja ta materija, eterinis kūnas eina, emocinis, mentalinis, kauzalinis ir ten visi kūnai, kurie yra, reiškia, tankiai jūs skiriasi. Ir dabar kiek jūs susirenkat savo šitų dalių, kiek jūs dirbat su savim, tiek jūs galit paveikti aplinką. Dabar suprantat, ten žinios, oi, ten tokia žinia negatyvė, anokia žinia. Kodėl ta informacija ateina? Ne tam, kad kaip strutis kištumėm galvą į smėlį, bet tam, kad dirbtumėm su ta informacija. Ne maži vaikai, kurie po kaldra slepiasi. Tai jeigu kažkas taip darote, tai supraskit, kad, tai supraskit, kad jūs nei savo vaikų neapsaugosit, nesupraskit, kad jūs nieko, jūs bejėgiai esat vaikai, kurie po kaldra slepiatės. Jeigu nenorit klausyti negatyvios informacijos. Aš nesakau, kad jos ieškoti ir klausyti, bet jeigu atėjo iki jūsų ausų ta informacija, reiškia, jūs ją paimat ir pradirbat, jūs einat į šitą baimę, jūs einat į šitą negatyvą ir jūs jį mokat pradirbti, jūs turit galios jį pradirbti, o neslėptis nuo jo. Sąmoningi žmonės. Suprantat, kokia kryptis? Tai dėl ko aš dabar čia tiek tų seminarų, tiek tų mokymų, kad tikrai būtų su giminės medžiu. Jūs niekur nepabėgsite, kol jeigu nepradirbsi su giminės medžiu. Gegužės mėnuo skirtas, birželio skirtas finansai, pinigai, savirealizacija. Viskas reikalinga, viskas turi būti harmonijai. O balandžio mėnesį psichosomatika, mūsų ligos, kaip siela kalba per ligas. Tai vat, rašykitės, tikrai va šitas periodas ir gali būti labai intensyvus, pradirbsit. Arba žmonės ten, aš čia pinigų neturiu, aš ten to, jūs nejuokinkit. Kai bus šitie veiksmai visokiausi, o jie tikrai bus, nes žmonės, jūs gulėsit savo kaip belgas savo namuose arba meditaciniai būsenoj sėdėsit ir kaifuosit. Bet jeigu jūs nepradirbsit, čia tų pinigų pagailėsit savo energijos, dabar laikas dirbti, jau nebevyks gyvenimas pagal senus įpročius, pagal senas vėžės. Viskas baigėsi šitą erą. Ir jeigu jūs išeisit iš šitą iš tos matricos, tai jums nieks nebus baisu, nes jūs paveiksit visą aplinką, jūs paveiksim orus, paveiksim įvykius, suprantat, prie ko mes einam, valdyti šitos įvykius. Tamsos pasaulis iki šiol valdė, dabar atėjo laikas mums valdyti. Tai va, mėlėjai, tai žodžiu, tokios geros žinios yra, kad tas tuktelėjimas bus per kažkurią vietą, tai aišku bus, tai gerai. Tai gerai, bet aš moku apsaugot. Šventieji, žinot, kokiu spinduliu? Kilometro spinduliu veikdavo jų biolaukas. Tai va. Ir čia, kai žiūrėjau apie Ukrainą, tai iš tikrųjų, tai būtent tos sąmoningos merginos sako, kodėl aš, būtent turėjau likti, todėl, kad aš apsaugočiau savo kaimą. Jinai tiesiog sėdėjo meditaciniai būsenoj. Ar ten kažką rašė, žodžiu, savo veiklas darė. Bet sako, aš po visą pasaulį važinėjau, aš beveik Ukrainoje nebegyvenau, kada prasidėjo karas, aš kažkodėl turėjau grįžti čia. Bet sako, aš žinau, kodėl grįžau. Aš pajėgi paveikti. Tai supraskim vieną dalyką. Yra labai geras pasakymas. Anksčiau sakydavo, visur gerai, kur mūsų nėra. O dabar yra pasakymas labai geras ir kuris man patinka. Visur yra gerai, kur esu aš.
Suprantat? Tai va, čia irgi, tarp kitko, nuostata, programa, kurią reikia pradirbt. Ir vat man jau tą aną programą net sunku pasakyti, kokia jinai buvo, ar ne, aš taip pasakiau, paskui galvoju, ar aš čia teisingai pasakiau. Tai va, visur gerai, kur esu aš. Ir kartokit savo tai. Ir supraskit, kas jūs esat. Suprantat? Tai va, mėlėjai, tai šiandien su jumis buvo Lingita, visą naujausią informaciją, žiūrėkit po video ir iki susitikimo.